Į Lietuvos Respubliką pagaliau atėjo pavasaris. Termometrų stulpeliai blitzkrygo greičiu kyla į viršų. Iš visų skylių pradeda lysti skruzdėlės, o ir paukštukai ima čiulbėti drum and bassą. Tučtojau į lauką savo vieškelių terasų kotedžuose išlenda Kamado bonininkai. Įsispiria į kroksus ir į kiemą atsivaro kepsnines. Vyksta nuožmi konkurencinė kova tarp kaimynų, kieno kepsninė yra geresnė. Konkuruoja dėl pimpalo dydžio kaiminėliai. Neilgai trukus išmuša kepimo valanda. Vieni kepa kiaulienos ripsus, kiti čikeną, na o treti bezdalų pasiutpolkę užkuriantį kaukazietišką plovą. Štai kokį mėsgalį įsigijo Daivaras Šulcas Šeškinės ūkininkų turgelyje. Išleido tiek, kad dar ilgai neturės už ką ėsti. Daivaras yra tikras Kamado bonininkas. Jis, kaip ir tūkstančiai kitų kotedžininkų, yra kepimo specialistas. Gydo, patarinėja ir kruša smegenis aplinkiniams. Ta prasme, prieš kepdamas būtinai išmasažuok su Himalajų druska. Arba, seniukai, tegul mėsytė bent 3 paras praguli marinate. Arba, šlakstyk, kad neišsausėtų. Lizinginiai Kamado bonininkai. Gal susikiškit savo tas teorijas į subinę, gerbėmieji. Ir gražaus pavasario.